Apie Vladą Grybėnienę tai tik tai gražaus ir galima sakyti. Žmogus iš didžiosios raidės. Aš tikrai iš šios moters ėmiau ir tokį kaip ir pavyzdį, kaip moteriškumo, švelnumo ir tokio kartu užsispyrimo, bet ne kvailo užsispyrimo, įrodančio, kad kažką reikia keisti. Jau šitiek metų yra Molėtų savivaldybės taryboje ir renkama. Tai va apie Vladą aš tik tai galiu pasakyti labai gražiai ir labai gerus žodžius ir labai linkiu daug sveikatos ir tiesiog linkiu labai daug kloties, sėkmės. Jaučiu didelį malonumą, kad gavau galimybę šitą pasakyti apie Vladą Grybėnienę. Apie ją būtų galima daug prikalbėti. Aš vis galvoju, kada jai liks gyvenime laiko kažką ir parašyti, nes tai žmogus iš didžiosios raidės, kaip nuvalkiotai kalbama kartais, labai geras žmogus, labai doras žmogus, labai sąžiningas, pareigingas. Turbūt visus tuos gerybinius žodžius apie Vladą galima pasakyti. Tai būtų kaip apie žmogų. Šiaip kaip apie neįgaliųjų judėjimų vieną iš lyderių, aš ją tikrai skaityčiau tokią elitinę lyderę, nes pradedant tada, kai buvo leidžiami laikraštėlis, leidžiama sportavo, tai daug žmonių, nemažai, tai vieną kitą numerį paredagavo ir kažkur pasitraukė į šalį, tai vieną kitą kažkokį renginį, o Vlada visą laiką buvo tame būryje, ji vis kvietė žmonės išeiti čia, tai sovietiniais laikais, išeiti iš pakampių, parodyti save, įrodyti save ir net pradėjo pas save vasarom tokius susitikimus daryti. Prisimenu daržinėje tokioj šiauduotoj, bet vis tiek suvažiuodavo žmonės, nes iš pastatų į salių neįgaliuosius dar tada vaikė, kam čia tokie lošėjai maždaug, čia žmonėm nuotaikas gadina ir panašiai. Tai vat tuose susitikimuose Vlada pirmoji ir pradėjo kalbėti, kad reikia mums turėti savo draugiją. Pirmoji man pradėjo tiesiog mygti, kad tu jau esi žinomas rašytojas ir jeigu tu būsi priešaky, tai mes kai ką galime ir pasiekti, o šiaip mus po vienus, tai vėlgi į pakampės išvaikys. Tada mums sakė valdžios žmonės, kad draugijas galėsite kurti tada, kai jūs bus kuriamas sąjungai Maskvoj. Bet mes nepaklausėm, nes mūsų net, sakykime, neįgaliųjų draugijų suvažiavimas buvo anksčiau už Sąjūdžio suvažiavimą. Taigi ir čia visur buvo kartu, jau šalia manęs šiuo atveju kartu buvo Vlada. Vlada puikiai vadovavo Molėtų žmonių su negalia skyriui. Ji kaip žmogus greitai buvo pastebėta kitų žmonių ir eilę kartų buvo renkama į savivaldybės tarybą. Ten mes jos renginiuose ir ypač statant, kuriant žmonių su negale dienos užimtumo centrą, susidurdavom su meru Valentinu Stundžiu, kuris visą laiką buvo su neįgaliaisiais, o dabar yra vienas toks, sakyčiau, ryškiausių Seimo narių, jau atstovaujantis ne Molėtus, o Lietuvą ir mano galva labai gerai atstovaujantis ir kažką truputį turintis iš Vlados Grybėnienės. O Vlada, žinoma, labai daug
įgyjo, išmoko iš Valentino Stundžio. Dar vienas toks faktas, kur jau visuomeniai, kada tapom pastebimesni, kai jau ir dėl aplinkos pritaikymų, dėl kitų svarbesnių dalykų pradėjom įvairias akcijas, įvairias programas ruošti. Labai rūpėjo man ir tie žmogiški reikalai. Ir štai tai pirmoji buvo pora, Grybėnai, Vlada ir Povilas, kurie abu vežimėliuose sukūrė šeimą. Tai irgi toks rodos ir jų asmeninis reikalas. Bet man, ir aš supratau, ne tik man, tikrai tai buvo visuomenė, jau kad mes esame lygiai tokie patys žmonės, kaip ir visi kiti. Jų pavyzdžių greitai pasakė Ostrauskai ir paskui, žodžiu, dabar jau žmonės gyvena, gal turėdami tik daugiau skausmų, sunkiau įveikdami barjerus, bet jau per gyvenimo raižytą tikrovę eina kartu su visais. Žinoma, dar daug to kelio. Ir todėl aš labai linkiu ir Vladai, ir kitiems aktyvesniems, labiau suprantantiems to kelio reikšmingumą tvirtos sveikatos